Gerbiami kolegos, gerbiami Seimo nariai, gerbiami prezidento patvirtintos vyriausybės nariai, iš tiesų man didelė garbė pristatyti permainų koalicijos sudarytos ir prezidento patvirtintos vyriausybės programą ir tuo pačiu pačią vyriausybę. Iš ties džiaugiuosi tuo, ką mums pavyko per šį laiką labai greitai prabėgusi po rinkimų pasiekti. Galiu drąsiai pasakyti, kad pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje koalicija formavosi tardamasi ne dėl postų, kaip pamenate, tai užtruko tik 2 dienas, bet tardamasi dėl esminių programinių dalykų, dėl krizės įveikimo plano ir dėl permainų programos. Kaip matėte ir galbūt girdėjote, diskusijos kartais buvo karštos ir iš tiesų principingos. Bet svarbiausia, kad jos buvo vertybinės. Didžiausios diskusijos vyko dėl idėjinių ar ideologinių dalykų. Mokesčių dydžio, valstybės funkcijų apimties, paramos šeimai politikos, kovos su nesaikingu alkoholio vartojimo priemonių ir daugelio kitų dalykų. Todėl šiandien turime išsame, detalę ir pakankamai tikslę vyriausybės veiklos programą, kurios sudėtinė dalimi yra ir jau visiems gerai žinomas krizės įveikimo planas, turbūt ilgiausiai ir karščiausiai diskutuotas politinis dokumentas, kurio visa apimtis yra 5 puslapiai. Noriu pastebėti, kad visos programos apimtis yra 102 puslapiai. Aš tikiuosi, kad ir kiti puslapiai, ne tik tie pirmieji 5, taip pat karštai bus diskutuojami. Turiu pasakyti, kad ši diskusijų dvasia mane labiausiai džiugina bei teikia tvirto tikėjimo. Tikėjimo, kad ateina tikrų permainų metas, tikrų vertybinių permainų laikas. Ir tai tvirtinti man leidžia ta koalicinės vyriausybės komanda, kuriai aš esu tikrai nuoširdžiai dėkingas už tai, kad jie sutiko eiti kartu ir prisiimti didelės atsakomybės naštą. Esame vieningi savo ambiciją. Lietuva negali būti Europos atsilikėlė. Būdami dinamiškais, nebijančiais permainų, sąžiningais, solidariais, mes galime ir privalome ne tik efektyviai įveikti ekonominę krizę, bet ir padėti tvirtus pamatus ilgalaikiai Lietuvos sėkmei. Mūsų vienybė ir veikla grindžiama moralinėmis vertybėmis ir padorios politikos principais bei nuostatomis, kurios įtvirtintos vyriausybės programoje. 15 vyriausybė savo veikloje mato 3 svarbiausius tiek trumpalaikius, tiek ir vidutinės trukmės strateginius prioritetus, kurie ir sudaro visos vyriausybės programos pamatą. Pirmas prioritetas. Privalome nedidėliotinai pasirengti šalies ekonomikos staigiam lėtėjimui ir to sukeliamoms didelėms įtampoms valstybės finansų sistemoje, keliančioms ypač aštrų pavojų pasaulinės finansų krizės akivaizdoje. Antras prioritetas. Privalome vykdyti esminės permainas tose šalies ir visuomenės gyvenimo srityse, kur iki šiol jos buvo atidėliojamos. Laikomės nuostatos, kad ekonomikos sunkmetis atveria galimybę sutelkti konsoliduotą visuomenės politinę valią tokioms esminėms permainoms. Esame įsitikinę, kad tokios permainos yra neatidėliotinai būtinos, iš esmės pertvarkant valstybės valdymą, suintensyvinant kovą su korupcija, pagreitinant strateginių energetikos problemų sprendimą, kuriant inovatyvią ekonomiką, pertvarkant švietimo ir sveikatos sistemas ir įveikiant socialinę atskirtį. Ir trečias prioritetas. Mums tenka telkiančios lyderystės atsakomybė, kuri yra būtina tiek siekiant efektyviai įveikti artimiausio laikotarpio ekonominius sunkumus, tiek ir įgyvendinti esminės permainas. Tokią lyderystės atsakomybę vyriausybė gali realizuoti tik atviros ir sąžiningos veiklos, konstruktyvaus dialogo su visuomenė ir jos grupėmis keliu. Turėdami šios paprastus ir aiškius tikslus ir strateginės kryptis, mes kviečiame labai paprastai. Pradėkime tas būtinas permainas, kurio laikas
tikrai subrendo.